Labas, Karolina. Taip, dabar pažiūrėsim tavo partnerį. Tiesa, neparašai vardo, net nežinau kaip kreiptis. Partnerio vardo neparašai. Taigi, bandysim žiūrėti, kokia situacija, ko iš jo tikėtis. Ne? Dabar pažiūrėkim tavo foną, kaip tu esi, kaip tu atrodai, ne? Kokios energijos esi, ne? Žiūrėkim dabar tai, kaip tu atrodai, kas pas tave dedasi. Nu va. Taigi, kokiuose tu energijose? Tokiuose įdomiuose. Kažkas įdomus. Kas įdomus? Tas man ar taip. Žodžiu, minčių daug, galvojimo daug, pasirinkimas tarsi būtų didelis. Čia ne vieno kažkokia tai partnerė, tai yra platus gyvenimo pasirinkimas, gal taip sakyčiau. Pavyzdžiui, ką toliau veikti, ką toliau daryti, kur toliau eiti, ne? Ar dirbti, ar mokytis, ar dar kažką. Žodžiu, dabar renkiesi apskritai, ką toliau daryti. Dabar galbūt, pavyzdžiui, tik baigiai mokslus, ne, baigiai kažkokias studijas ir dabar yra impulsas kažką daryti, kažką naujo, kažką kurti, kažką dirbti. Yra tai netgi turim jau galbūt tame jau turi patirties, biški, pavyzdžiui, buvo praktika, ne. Tai patirtis jau biški supratai, kas kur prie ko, galbūt tik pakeitei darbą, ne. Žodžiu, dabar yra viskas viename, viskas į vieną suėjo. Ir kas yra dabar pas mus, kaip ir viskas gerai, bet mintis yra neramios. Labai daug minčių, labai apsunkina tai, tai biški sudėtinga, negaunasi. Aha, tvarkoj. Kas toliau? Žiūrėk, kas yra, taip įdomiai iškrito, kad darau prielaidą. Tada darau prielaidą. Yra šalia vyras, tikrai yra šalia vyras, šeiminiškas, galbūt esamas vyras, ne? Nes jis yra šeiminiškas. Galbūt tai yra darbo partneris, ne? Variantas irgi. Pats jis, kaip ir pirmo žingsnio nedaro, apskritai jis kažkaip nelabai nori kažkaip judėti prieki, bet jam nieko netrūksta. Jis turi planų, jis turi visas vizijas į ateitį, bet jis nejuda tik dėl to, kad jam nieko netrūksta, nes jis viską turi. Jeigu tai supranti, kad tai yra ne tavo vyras, ne, ir tu vyro tikrai neturi, reiškia, tas vyras, apie kurį aš kalbu, yra šeiminiškas, rūpestingas, bet dar gali būti, kad jis jau turi šeimą arba turėjo šeimą. Taip pat gali būti, kad jis, vėl, tai yra tik prielaida, galbūt jis gyvena su tėvais, nes jis yra ne vienas, jis yra tarsi šeimoje. Ne? Visą kitą mes pažiūrėsim truputėlį vėliau, kaip mums susidėlios visas piešinukas apie jį. Bet ar jis yra lėtas? Taip, jis yra lėtas, jis yra pentaklinis. Dėl to jis yra lėtas, nes jam nieko netrūksta. Pas jį problemų nėra.
Dėl to jis ir, galbūt gyvenime jis atrodo visai kitaip, bet kortose jis atrodo būtent taip, kad pas jį tiesiog nėra, kur jam skubėti, pas jį viskas yra, supranti, čia yra 10 už 10, ne? Sakau, kaip gyvenime, aš neįsivaizduoju, kaip jis atrodo, bet va čia yra 10 už 10, ką jis gali turėti ir ką jis turi. Dėl to jis sėdi savo atsipūtęs, nežino dar ko nori, ne? Galbūt, pavyzdžiui, žinai, kaip būna žmonės, pavyzdžiui, jie gerai uždirba, jam nieko netrūksta, bet jie galvoja, kur man išleisti, pailsėti, skristi, galbūt reikėtų su oro balionu paskraidyti, galbūt dar kažkas galvot, galbūt kokią jachtą įsinuomot, va taip, supranti, jam tiesiog nieko netrūksta. Tai va, planų jis galvoja, jis planų turi, žmogus netuščias. Kitas dalykas, jeigu, pavyzdžiui, norėtum su tokius santykius, jie gali būti truputėlį sustingę, lėtoki, bet užtat pamatas yra. Ta prasme, tas vyras yra tvirtas, tas vyras yra stabilus, jis nekeis nuomonės, galbūt jį išjudinti yra sudėtingiau, bet šiaip, kaip aprašyti, toks vyras yra ganėtinai stabilus. Toliau, taigi, mums išėjo štai toks vyras, gaudyk, kuris, pažiūrėsim, ar dar iškrys kokių vyrukų. Tai va, mintis apie šitą vyrą truputėlį tave apsunkina. Todėl, kad tarsi yra kažko tai daug ir reikia atsirinkti. Ko daug, net nežinau, ko daug dar. Todėl, kad čia gali būti biški pasirinkimas platokas, gali būti viskas viename. Taigi, parodykit, prašau, apie šitą vyrą, ką mums dar reikia žinoti, ne? Vis tik per mažai informacijos apie šitą vyruką. Vat vyrukas tai... Toks, žinai, čia greičiausiai bus taip, kad jis turi tokią, nežinau, galbūt netgi tai yra nuojauta arba, kaip jie nuskaito, ne? Jis labai nuskaito aplinką, kur jam yra saugu. Vieni vyrai turi tikrai kaip nuojautą, ne? Kiti vyrai dar kažkom vadovaujasi. Labai yra jautrus. Jautrus visokiem pokyčiam. Jautrus, pavyzdžiui, gali būti jautrus pavydui. Jautrus kažkokiem kitiem dalykam. Ta prasme, gali greit pagauti, kad kažkas negerai. Jeigu, pavyzdžiui, jis buvo su tavim ir pas tave dar kažkoks bendravimas atsirado šone, jis labai greit gali suuosti. Tada dar kas yra, kas yra. Dar kas man nepatinka, tas velnias. Gerai, tada užklauskim, ar yra kokia tai persona. Ko čia tas velnias? Velnias gali būti prie pinigų. Tada taip. Dabar taip, nes tas velnias iškrito ir nelabai supratau, prie ko čia tas velnias kaip ir, bet dabar ko gero bus aiškiau. Prie ko velnias tai yra prie pinigų, kadangi žmogus yra labiau linkęs, yra labiau prie pinigų. Jeigu jam reikėtų rinkti santykiai ir pinigai, tai jis pasirinktų pinigus. Ten uždarbį geresnį, dar kažką. Jeigu jam reikėtų rinktis kažką tokio, tai jis daugiau linkęs būtų prie pinigų, prie naujų idėjų, prie naujų darbų, prie naujų Bet šitą žmogų išjudinti, jis rinksis tik tai, kas jam patinka. Jis rinksis tik savo mėgstamą veiklą, jis neis belenkur. Toks įdomus žmogus. Gerai, tvarkoj.
truputėlį mums davė apie šitą žmogų. Žmogus, kadangi lėtas, bet jis yra ganėtinai pastovus. Tvarkoj. Tada parodykit viskas, mes apie jį biškį panarpliojam. Tada parodykit, ko Karolinai iš jo tikėtis. Ko Karolinai iš jo tikėtis. Faina. Jeigu vat reikėtų, būtų klausimas, ane, ar tu galėtum iš jo ištekėti, ar galima šeima, ar galima, kokia ateitis iš visų jo galima. Tai mums sako, kad jis yra visai naudingas. Kadangi moteris ieško savo visą laiką vyro, kuris būtų tvirtas, kuris būtų tvirta nuomonė, kuris ten neišduotų, kuris, toks, ne. Tai vat šitas vyras visai tinkamas šeimai. Su juo galima ir vestuvės. Kamera atsilieka, tai gali būti biškai gal nelabai maloniai matysis, bent jau aš save matau atsilikusią. Tai vat su juo tikrai galima pastatyti harmoningus santykius, pilna vertišką šeimą, jis tai toks imperatorius, gali turėti biškį charakterį, ne kokį, ir pavydą gali turėti, toks gan tvirtas. Tai vat gali turėti ir vestuves, ir šeimą, ir namus, gali turėti viską, bet kodėl taip saldžiai? Labai retai, kada iškrenta ir viskas va taip saldžiai ir gerai, ar yra paslėptų dalykų? Man taip net įdomu, kas yra paslėpta. Puiku, kad viskas gerai. Yra truputėlį. Aišku, iš tavo pusės, aš nenarpliosiu tų klaidelių. Kas yra paslėptas, kadangi žmogus visą laik rinksis, kas jam yra naudinga. Ne? Žmogus rinksis visada, taip, visų pirma, tai jis rinksis, kad būtų vienodai, ne? Tiek tu, tiek jis. Bet vis tiek visada rinksis daugiau save. Visada rinksis, pavyzdžiui, tave nustubdyti, ne? Pavyzdžiui, pamanipuliuoti. Šitas žmogus yra toks antiek stiprus, kad tau gali būti su juo sudėtinga. Sudėtinga surasti kalbą. Gali būti, kad suprasi, kad skirtingom kalbom bendraujat. Jeigu jis, pavyzdžiui, čia tik pavyzdys. Jeigu tu, pavyzdžiui, esi paprasta darbuotoja, o jis yra vadovas kokios nors įmonės, ir jūs nebesusikalbėsit, todėl kad jis kitam lygmenį. Tai va toks, nes vyrukas gana labai stiprus. Tai vat, jeigu reikėtų klausti, sakau, ar verta su juo būti, jo, todėl kad jis yra tvirtas. Tvarkoj, gerai. Taigi, kaip jūsų santykiai vystysis? Ar iš vis jie vystysis? Kaip santykiai jūsų vystysis? Žiūrėk, iškart iškrito. Ne? Kodėl? Tu labai abejoji, bet matai, kaip sakau, kaip santykiai vystysis, tai mums rodo stabilumą. Galima stabilumą, galima, kaip sakiau, šeima, galima, kaip ir santykių tvirtumas galima. Galima vėl, jeigu jau nuspręsi imtis, vėl galimas vaikas. Bet čia jau pas tave kažkokios tai, nežinau kaip to pasakyti, teisingai. Pas tave yra galvoje toks neapsisprendimas. Pas tave yra kažkokia tarsi sukurtas iliuzinis pasaulis ir jame būtent tik taip, o kai tu ateini ir realiam pasauliu to nematai, tai tau gaunasi nuobodu, tau gaunasi liūdna, aš ne taip norėjau, aš ne taip planavau, aš ne tokio vyro norėjau, mano galvoje jis yra plikas, aš šitas su plaukais, dar su barzda, jis būtų fainas, bet jis ne toks, kaip aš įsivaizdavau. Supranti, pas tave biški galvoje tokia iliuzija, tokia nelabai reali.
Dėl to ir gaunasi, kad tu nežinai, ko tu nori. Ar tu jo nori, ar nenori, ar verta, ar neverta. Taip truputėlį gaunasi kryvai. Pabandykim pažiūrėti, kaip tau tvarkingai galvoti, ne? Vat, kaip turėtų būti, kaip čia teisingai, neužklausti, kaip teisingai tau galvoti, nes kadangi truputėlį svajonėse, ne, parožiniais sakiniais truputėlį. Tai vat kaip tau teisingai galvoti reikia. Gal apačiu. Kol. Jo, čia tau reikia padirbėti biškį. Tau reikia truputėlį padirbėti su savim. Reikia. Dabar taip, tu kažkur grįžti pastoviai. Atversiu. Jo. Tu kažkur grįžti pastoviai į praeitį. Matai? Galbūt, pavyzdžiui, lygini senus santykius. Lygini, kaip anksčiau viskas buvo. Arba kai tu buvai jaunutė 16, kaip tu mąstei. Ir nori būtent va tos iliuzijos, kurį pas tave jinai susiformavo anksti ir va tai ten užsilikai. Šitą reikia, va su šito reikia padirbėti. Viskas krinta ir gaunasi, kad tu pati save apgaudinėji, tu gudrauji, tu iš vieno plano pereini į kitą, peršoksti greitai, batus persimauni, supranti? Tai staiga jau šito nebenori, netgi nesupranti, kad nebenori, tu tiesiog jį pakeiti. Ir tada supranti, kad tenka kovoti daug, tenka didelė konkurencija arba dar kažkas išplaukia, su kuo tu pradedi kovoti, o dėl ko kovoti neaišku. Kaip čia teisingai pasakyti. Nespėjus savo pasitikėti planą, tu jau jį peršokai. Gerai, tada kaip tau teisingai mąstyti? Matai, vėl reikia daryti išvadas, ne? Reikia konkretizuoti savo mąstymą, užfiksuoti. Pavyzdžiui, šiandien aš noriu blynų, taip kasdieniškai, ir nuo to nenušokti. Jeigu aš pasakiau, kad noriu blynų, reiškia, aš juos turiu ir pasigaminti, nes kai tik prasidės, tai čia tešlą gamint, tai ten dar kept valandą, ne, nebenori, geriau nueisiu dešrelį užkąsiu. Čia va tik toks, ne, buitiškas. Ten santykiuose gali būti visai kitaip, bet faktas tik tas, kad labai greit persimauni. Tai vat reikia savo sprendimus kažkaip tvarkingiau dėlioti. Tvarkoj. Gerai, kas tavęs dar laukia? Kol kas vyrukas žiūri irgi nesuper. Vyrukas kol kas, kažkodėl. Supranti, vat sakau, jis visai neblogas, nes jo tikrai galima pastatyti. Ir tikrai ir verta, ir, viskas, su jo galima, tikrai. Kol kas vyrukas, kaip arčiau patraukiu, matai, kol kas vyrukas apie tai negalvoja. Kol kas jis yra nusisukęs. Kodėl? Todėl, kad mato tavyje kažką tokio. Mato, kad tu abejinga truputėlį. Kad tu galbūt paskendusi savo rūpesčiuose. Žinai kaip vyram. Vyrai labai nemėgsta, kai savo rūpesčiais apkrauni juos. Pavyzdžiui, jeigu pradedi pasakoti, kad pas tas, anas, trečias, ketvirtas, penktas, žinai, aš dar tą padariau, ten išlėkiau, tą padariau, tą po darbo aš pavarusiu, dar valgį daryti, viskas. Jiem čia yra pragaras. Jie, jie mėgsta, kai juos išklausai, bet kai jie darytų tą patį po darbo ir būtų pavargę, tai jūs gali išklausyti, viskas gerai, bet kai tik tu pradedi savo kažkokius rūpesčius tarsi pasakot, bet jiem atrodo, kad tu juos uždedi ant jų, apkrauni jais. Ir taip gaunasi, kad ne tai, kad jam neįdomu, jis tave tokia mato, supranti, per daug apsikrovusi, per daug tokia,
matai, kad galbūt iš tavo pusės atrodytų, kad man reikia pagalbos, aš nesusitvarkau, nu tai tas negerai anas trečias, Jėtus, kiek jinai gali dejuoti, aš viską suprantu, kad tau sunku, nu bet aš dar tau niekas. Tai va, supranti, dėl to jis ir nieko nedaro. Galbūt taip ir nėra, ne? Čia aš tik darau tau kaip pavyzdį, dėl ko jis truputėlį taip iš šoną nueina, todėl kad, nu, jis nėra blogas, nu tikrai, tokių vėl, iš tokių būrimų būna labai retai, kada pamatai, nu, tokį gan tvirtą vyrą, tokį tvarkingą, bet kol kas jis yra nusisukęs nuo tavęs, todėl kad mato, vat, tave, vat, tokia, ieškančią, galbūt iš vis jam atrodo, kad tu ieškai tiesiog naudingesnio kažkokio, tai gali atrodyti, kad, nežinau, galbūt finansiškai stabilesnio, ne? Galbūt jis jau supranta, kad tu ant jo jau turi planų. Vyrai irgi nelabai mėgsta tokių dalykų, ypač jeigu jie turi tvirtą pamatą po kojom, tai jie nelabai nori eiti į santykius, nes aha, jinai jau žino, kad aš turiu mašiną, aš turiu namą, aš tą, na, trečią, jinai jau ant manęs turi planų. Jau viskas, jau jinai jau, kaip čia, mane suvalgė, reiškia, aš jau turėsiu būti su ją. Ir jis pats, supranti, ir jis jau, ne, mergaitė, nepaeis. Tai aš taip paprastai nepasiduosiu, supranti. Tiesiog jis tave jau perskaitė. Jis jau tave perskaitė. Ir jis jau žino apie tave viską ir dabar galvoja, ne, va taip aš nenoriu. Supranti? O iš tavo pusės, nu, fainas vyras, viskas čia gerai, ne? Tai va, dabar pabandykim pažiūrėti, ką jis apie tave galvoja, ne? Ką jis apie tave galvoja. Nu, tai tokių minčių irgi, žinai. Galvoti galvoja. Bet kažkaip, žinai, jis galvoja, kad tu viską nori paskubinti, kad tu viską skubini, kad tu jį spaudi, kad viskas per greitai yra. Supranti, jis netgi, jis laukia, iš tiesų, jis laukia, jam reikia daugiau laiko, jis va toks pakibęs ir nieko tame blogo nėra, tiesiog jis tave taip nuskaitė, ne, kad tu per daug tu čia jam, kaip čia pasakyti, nu, vat apkrauni, per daug, va, per greitai viskas jam yra, per daug tu čia visko duodi, čia jis abejingas, supranti, kažkaip jis tave nuskaito, net, nu, gal ir teisingai jis tave nuskaito, ne, bet jis jau suprato, kad tu jau jį, kaip čia pasakyti, žodžiu, kaip teisingai tau jį pasakyti. Aš tikiuosi, kad tu mane supratai. Žodžiu, žinai, kaip sako, maniškis. Jo, maniškis. Tai va, jis tave nuskaitė, kad viskas, jis jau maniškis. Ir jums tai yra nemalonu, suprantate? O kaip su juo elgtis, ha? Kaip su juo elgtis? Ką su juo daryti, ne? Kaip su juo bendrauti? Kaip su juo elgtis? Kaip taip? Taip. Kaip su juo elgtis? Tai žmogus dar neapsisprendė. Taigi, kaip su juo teisingai elgtis? Aha. Reikės rodyti, kad jis yra labai svarbus. Reikės rodyti, kad jis yra visada yra teisus, kad jis, suprantate, jį pastoviai reikės iškelti, kad tu pas mane, wow. Taip kaip mūsų reikėtų girti kokią tu graži vaikutė, ane, kai mes šitą laukiam pastoviai, tai vat jis yra toks wow persona, kurį reikėtų pastoviai
netgi neiškelti, bet pastoviai parodyti, kad jis yra svarbus, kad jis yra, net nežinau, aukso luitas. Jo, va taip, kad jis yra auksas. Bet, žiūrėk, kas dar įdomu, kad taip yra pastovi. Galbūt mama jį, pavyzdžiui, pastoviai girdavo, ne? Kad tu mano aukselis, tu mano vau. Galbūt tai yra tempėsi kažkur iš šeimos, nes jam reikia pastoviai, kad jį kažkas vis, tu vat mano turtas, tu mano, nežinau, kaip tu, kad pastoviai tik ne tai, kad netgi kad dėmesys į jį, bet tai yra toks momentas, kad, žinai, kaip žmonių galvoja pinigai yra aukščiausia rūšis, aukščiausias dalykas, daugiau nėra vertingesnių dalykų kaip pinigai, ane? Todėl, kad mes iš jų gyvenam, ane? Ir taip toliau. Vat ir pas jį. Jis yra pats aukščiausias lygis. Visi turi lygiuotis pagal jį, todėl, kad pavyzdžiui, jis stengiasi gyvenime, jis stengiasi viską gauti, jis stengiasi, pavyzdžiui, įsigyti būstą, gerą darbą turėti, jis stengiasi, visur stengiasi, jis toks žmogus. Ir jis kol nepamatys, kad tu supranti, kad jis yra, aš net nežinau, kaip teisingai tau pasakyti. Pabandykime iš kitos pusės. Kai dirbi paprastą samdomą darbą, tau vis laik norisi, kad vadovai tave pamatytų. Tu visada, kad tave pagirtų, kad tave pamatytų. Ir tu stengiasi, ne? Pavyzdžiui, jeigu normą reikia daryti, ne? Ir už tą normą dar būtų damokama. Nu, tarkim, čia tik pavyzdys. Ir visą laiką tu stengiasi, tai kaip dabar, va, čia normą pakėliau, žiūrėkit, ir jis va toks. Tu va žiūrėk, aš ir čia, tą darau, aną darau, tu mane tik pastebėk, tu pasakyk, tu pažiūrėk, koks ašgi fainas, tu pažiūrėk, koks aš nuostabus. Bet tai yra, ko gero, dėl to, kad pas jį šeimoje tai buvo. Matyti, jis yra augęs labai gerom sąlygom, todėl, kad pas jį tas išsiugdė, kad jis stengiasi ir jis stengsis. Jis visada ims aukštesnį dalyką, jis nepaims belenkokį dalyką. Supranti, jis ims tik tą, ką geriausia. Jeigu valgyt rinktis, tai kai valgyt geriausius dalykus, nesvarbu jam kiek tai kainuotų, bet jis ims aukščiausio lygio, geriausią rūšį ar ten dar kažką, bet už tai ir jis nori būti aukštesnis žmonių akyse ir jis yra toks. Bent jau aš taip jį matau. Ir taip bus pastoviai. Jis vat nenusileis žemiau, ne? Pavyzdžiui, jeigu esi prezidentas ir tu jau nebegalėsi būti tuo paprastu žmogumu, ne? Tuo paprastu valstiečiu, nes aš esu wow, aš esu prezidentas, aš pasiekiau savo jėgomis, štai žiūrėkit, aš va toks. Ir jūs turit mane klausyti, todėl, kad aš pats toks. Supranti, tai nėra blogai. Bet tiesiog su juo bus sudėtinga, jį bus sunku suprasti, jį vis laik norėsis nuleisti ant žemės kažkur, kad jis suprastų, kad ir kitaip žmonės gali gyventi, ne? Pavyzdžiui, aš valgau duoną su sviestu, o jis tik su ikrais. Jis tau duoną su sviestu niekada nevalgys, netgi jeigu mirs iš bado, ne, tik su ikrais. Čia tik pavyzdys. Supranti, aš tik bandau tau paaiškinti, kad jis yra labai aukšto lygio žmogus. Vat. Bet vat labai geras. Nu vat tikrai, jis, geras. Toliau. Vėl tokių vyrukų labai mažai kur pamatysim. Dabar, jeigu va taip nebus, kad tu jį girsi, jeigu nebus taip, kad jis suprastų tavo elgesį į jį palankų, jis gali išvis tave netgi užblokuoti. Ta prasme, jis neims mažesnį. Kaip žmonės neima, yra žmonių, kurie neima darbą su mažesniu uždarbiu. Aš tik noriu milijoną ir ne mažiau. Ne man mažiau nereikia. Tai va jis va tai toks.
ir jeigu jam nepatiks tavo bendravimas, jis tiesiog gali tave užblokuoti. Supranti, jam tiesiog mažiau nereikia. Jis savo ribas turi pasistatęs, laiptukus ir mažiau jis neima. Ir ne to, kad jis būtų pasikėlęs, jis tiesiog toks yra. O ką čia taip nutiko? Gerai. Ką tau dar pasakyti apie jį, ane? Ką tau dar apie jį pasakyti? Nu gerai, kortos pasakykit dar kažką svarbaus. Ką dar svarbaus? Nu, žiūrėk, irgi variantas, ane? Galbūt yra tas momentas, kad jis, kaip sakau, dar renkasi ir gal dar yra kažkokių žmonių, su kuriais bendrauja, ne? Todėl, kad kaip ir gali būti dar ir tai, kad šitas žmogus kol kas taip stipriai neprisiriša prie žmonių, prie moterų, neprisiriša. Jis supranta, kad jis yra laisvas, jis gali bendrti su kuo jis nori, kaip nori ir kada nori. Ir dėl to vėl gaunasi, kad galbūt jis tau ne iš pirmo karto atsako, ne? Gaunasi, kad, pavyzdžiui, jis tau duoda laisvės, tu jos nesupranti. Ta prasme, nei labas, nei ate, nei labanakt, kur dingo, kam dingo. Aš parašau, jis atrašo, bet jeigu aš neparašau, tai jis kažkur dingęs, labai sunku su juo susibendrauti. Supranti, vat jis yra toks. Tada gaunasi, kad tu pradedi abejoti, ar iš vis verta su juo, bet iš vienos pusės kyla net pavydas, kaip jo lygį pasiekti, iš kitos pusės abejingumas puola, ką su juo daryti, nesuprasi, o iš kitos pusės ir vėl galvoji, gal neverta iš vis nieko daryti, bet yra kliūtis, ko gero, tau visai patinka šitas toks neįprastas būdas žmogus, visai patinka, jis visai patrauklus, visai, vat kelia kažkokius jausmus, ane, bet tuo pat metu ir žudo. Toks momentas labai įdomus. Toks momentas kaip ir meilė jau netgi kirba, jau būtų fainas, ane? Bet kažkaip tai nieks nejuda ir aš jau abejoju, kad iš vis verta, kad judėtų, gal ir nereikia. Jo, gal ir nereikia, gal verta viską sugriauti, todėl kad tu nesupranti žmogaus psichologijos. Supranti, gaunasi, kad jis toks labai keistas ir tu jau galvoji, kad reikėtų čia gal tą tašką dėti, nes aš jo nesuprantu. O jis niekur neskubės, pas jį viską užtenka. Dar vyrai labai mėgsta tokias damas, kurios moka atpalaiduoti ir su jom lengva bendrauti, kurios nekelia jokių rūpesčių, nekalba apie jokius rūpesčius. Tiesiog lengvai kažkokias tai va, kažkas yra. Oi, palauk. Aha. Čia, kas čia? Ką aš norėjau pasakyti? Štai mūsų princas, kuris renkasi tarp dviejų damų. Aš sakau, kad jis dar kažką turi. Matai, jis dar pats renkasi. Ir jis paprastos neįims. Jeigu karalius jam tik karalienė, tai ir va tai tas. Jis neims jokios paprastos, kaip čia sakyti, paprasto žmogaus. Tai va ir čia. Jis renkasi netgi imperatorę, supranti? Jis imsi savo damą, kuri jam yra pagal jo rūšį, supranti?
Jis neims jau tokios paprastos, jis ims aukštesnio lygio damos. Tai va, kuri dama esi tu, dar neaišku, bet jau turėtų greit išsiaiškinti. Matysi, jeigu jis pasakys, kad ne, brangioji, aš su jum nenoriu, tai ir būsi tu. Ne? Kadangi, aš sakau, jis dar renkasi, palauk, jis dar renkasi dar. Tai, kad dar reikia biškį palaukti, nes kaip ir ne už kalnų jo pasirinkimas. Taigi. Pasirinkimas ne už kalnų. Tai va, o tau, kas tau? Kažkaip tau labai sunku yra įtvirtinti santykius. Bet kokius santykius tau labai yra sunku įtvirtinti. Kažkaip duodasi santykiai apskritai tau labai sudėtingai. Kažkaip labiau arba tu pati mėgsti vienatvę, arba irgi daugiau laiko dėmesio skiri savo, arba tiesiog lieki viena pastoviai. Galbūt tau reikia tiesiog poilsio, ne? Galbūt tau reikia tiesiog poilsio ir neskubėti niekur. Pagalvot, pasvarstyt, todėl kad kaip ir va taip staigiai viskas nebus. Taip staigiai va viskas tau neišeis. Reikia gerai pagalvoti, kaip su šituo vyru elgtis. Todėl kad vyras neblogas. O pas tave truputėlį toks matymas kreivas yra. Pabandyk, aš visiems sakau ir tau pasakysiu, pabandyk. Visur dabar yra netgi populiaru, visur yra šitos informacijos pilna. Pabandyk palandžioti, visur TikTok'e rodo, ne? Kaip nuskaityti vyrą, kaip nuskaityti jo žodžius, kaip nuskaityti jo veiksmus, ką tai galėtų reikšti. Labai daug visokiausių tokių niuansų. Pasimokink. Daug įvairiausių yra psichologinių temų, ne? Taip, mums moterim reikia mokintis nuskaityti vyrą, todėl kad vyrai moteris daug greičiau nuskaito. Daug greičiau išsiaiškina, ko jom reikia apskritai. Ar jam reikia meilės, ar jam reikia pinigų. Ir jeigu tik pamato, kad va šita jau galvoja, kad aš ją visą išlaikysiu, ne, brangioji, taip nebus. Aš viską turiu, man nieko netrūksta, o tu palauksi. Tai bet mūsų tai labai stipriai žaloja, nes mes šito nesuprantam. Mums vyras kaip tėvas, ne? Tėvas mus išlaikė, niekada nepriekaištavo, visą laiką viską tvarkė už mus. Ir mes ieškom savo tokio vyro, kuris niekada mums neatsakytų ne. Mums tai yra labai moteriams svarbu. O pasirodo, kai išeini iš tėvų namų, pasirodo viskas visai kitaip. Pasirodo, tie vyrai, jie turi dar savo nuomonę. Jie dar turi savo kažkokius principus, jie turi nuostatus, o pas tėvą taip tai nebuvo, ne? Gaunasi mūsų iškreiptas į vyrus požiūris, mes to niekada nesuprasim. Tai kad teisingai šitą suprasti yra daug įvairių video, kaip nuskaityti vyrus, ne? Pabandyk palandžioti, tai yra labai svarbu. Pabandyk užsirašinėti, kas tau yra svarbu, kaip tu ko norėtum. Galbūt suprasi labiau, galbūt suprasi savo ateities kažkokį tai vaizdinį kitaip pamatysi. Labai tikiuosi, kad tau pasiseks, kad pagaliau suprasi, ko tu nori, kaip tu nori, kada tu nori. Ne? Duosiu tau dar patarimą. Ir mes su tavim atsisveikinsim. Jo.
reikia mokytis, nes vyrukas kažkoks tai bus. Va. Vyrukas kažkoks tai bus su savo jausmais, su viskuo. Dabar aš nežinau. Galbūt dar kažkoks sukinėjasi, ne, nes pas jį yra visko ir jis nežino, ko nori, bet va, žiūrėk, į tave atsukti. Tai va, šitas vyrukas greičiausiai bus iš kažkur anksčiau, ne, greičiausiai tai jau paįstė, jis ne pirmą kartą pas tave ant slenkščio bus, bet vat reikia mokintis nuskaityti vyrus, reikia mokintis, nieko nepadarysi, žinok, reikia mokintis. Todėl, kad jie grįžta dažniausiai arba į lengvus santykius, kur nėra rūpesčių, nes rūpesčių niekam nereikia, arba grįžta ir ratu vaikšto per tos pačius santykius, tik keičia moteris. Vyrai patys savaime nesikeičia. Tai vat, aš tau linkiu truputėlį padirbėti su savimi, nes to tikrai reikia, nes taip ir bus santykiai per santykius ir tas pats per tą patį, niekada iš to neišbrysi. Psichologas, nežinau, galbūt ir psichologas padėtų, jeigu tau aktualu, gali pasižiūrėti, panaršyti, yra šeimos psichologai, yra įvairūs seksuologai, kurie gali paaiškinti, kas kur prie ko, jeigu tau kažkas neaišku. Žodžiu, reikia daug domėtis apie santykius, kas kur prie ko, kodėl vyksta, kodėl būtent taip ar ne, kodėl tu taip jautiesi, o ne kitaip, ne, kodėl būtent taip, va tavo sudarytas iliuzinis pasaulis būtent taip, kodėl va tik taip galvoja, o ne kitaip, agi gali būti dar ir kitaip. Deja, moteris būna dažnai užsiciklinusios, nes jos neįsivaizduoja kitokio gyvenimo plano, ne, kaip galėtų pasisukti, neįsivaizduoja. Tai labai stipriai išmuša iš vėžių. Taigi, nepatingėkite, panaršyti, pažiūrėti, čia tik dėl savęs, kadangi labai sunku tos vyrus nuskaityti. Kągi, iš mano pusės viskas, iki.